kad atėjot, jūsų tiek daug. Kviečiau į Atplaukia laivas pilnas, toks adventinis susitikimas mūsų parapijai, kurį pradėjau 2016 iš to ilgesio susitikti, pabendrauti prie giesmių ir paskui pamačiau, kad vis dėlto ne tik giesmių, bet ir teologijos, nes mūsų giesmės yra neatsiejamos nuo tikėjimo išpažinimo. Buvo 16 metai bažnytėliai, 17 prie Liuterio skulptūros lauke, 18, 19 jau buvo su temom, pavyzdžiui, krikštas liuteronų teologijoje, baptistų giesmės, kurios nemažą dalį užima mūsų bažnyčios gyvenime. Ir tada atėjo karantinas ir tada sugalvojau, kad vis tiek norisi su žmonėm pasimatyti ir buvo tada jau tema aiški, krikščioniškos giesmės pagal giesmyną mūsų, nes per visas tas pamaldas nuotolines įrašėme labai daug giesmių, ne įrašinėdami, o būtent melsdamiesi, giedodami ir tiesiog tokia metų apžvalga ir kartu pabuvimas, kai negalėjom, man atrodo, jau tada gal ir iš miesto išvažiuoti tą gruodį. 21 kažkaip įsibėgėjom, buvo moterų sukurtos giesmės kartu su laida Kelias, 22 buvo giesmės iš karo ir pernai dariau advento kalendorių. Šiemet pajutau, kad turbūt metas jau susitikti yra gyvai ir kas norės ateis ir pagalvojau, kad jeigu parapijiečiai, jeigu eina į pamaldas, tai turbūt po pamaldų ir smagiausia ir iš kai kurių bičiulių parapijai taip pat tokį radau patvirtinimą, kad turbūt ir patogiausia, ne visi gyvena senamiesty, tas įsiruošimas į miestą ir kartu susitikimas. Tai va, šį kartą tiesiog supratau, kad taip, susitikimas vadinasi pagal giesmę, kurią išmokau būtent į Vilnių atvažiavusi gyventi, tai yra prieš 25 metus, iš Astos mūsų vargonininkės, iš mūsų choro, jinai yra mano ta Vilniaus giesmė. Kas tas laivas, kuris atplaukia pilnas, reiškia mergelę Mariją besilaukiančią. Tai yra adventinė giesmė. Atplaukia laivas pilnas, laive bures vairuoja švenčiausioji dvasia. Tai yra tikėjimo išpažinimas, kad Kristus prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos. Kartu tas įvaizdis yra ir bažnyčios, kuri kaip Marija neša tą žodį tapusi kūnų pasauliui. Ir vis jį dar plaukia ir vis pilna tų saldžiausių gėrybių. Ir tokie ženklai dėliojasi, kad taip, kalbėkime apie mergelę Mariją, apie kurią aš ir kaip žmogus tikintis, ir kaip teologija domiuosi gal kažkur taip kokie 18 metų. Taip, prabilau pirmą kartą savo tinklaraštį Kasdienybė LT, pasižiūrėjau 18 metais po reformacijos. Ir daugiau aš kažkaip labai daug apie Mariją nesakiau, o kai tik pasakydavau, tai tarsi kokį neteisingą ar blogą dalyką. Tie, kas tyliai laukia arba domisi, jie visada tyliai ir būna, o kas nepatenkintas, labai garsiai iškart pasako, kad net toks pasakymas iš žmonių bažnyčios, prie ko čia ta Marija. Na, taip mes apie jokį brangų savo žmogų turbūt mes nepasakytume, reiškia, turbūt nelabai ir suprantam, prie ko čia ta Marija. Tada galvau, ne, taip neturėtų būti. Mes neturėtume bijoti kalbėti apie mergelę Mariją, o gal niekas ir nebijo. Bet pagalvojus, jeigu kunigas liuteronų iš sakyklos sakytų, kad Juozapas ir Marija, tai Jėzus taip, o paskui jie turėjo daug vaikų. Nes išvardinti 4 Jėzaus broliai, vardai ir seserys, lyg tarp, o kiek seserų, tai bent 2. Jeigu taip sakytų, viskas tvarkoje, vyksta pamaldos. Jei kunigas staiga pasakytų, Marija visados mergelė, kas čia per kunigas? Ir tada yra liuteroniškas toks klausimas, ką sako Biblija. Pati žiūrėjau ir ko nepamiršau, tą dabar bandysiu pasakyti ir tada gal mes pasidalinsim tuo. Žiūrime šventą raštą, žiūrim tikėjimo išpažinimo knygas ir giesmes. Būtent šiais metais pačiai ruošiantis buvo atradimų dar daugiau negu aš galvojau, nes prieš pat turbūt 3 kokias dienas net įkrito straipsnis apie Liuterį, apie kurį aš žinojau, taip, apie jo meilę mergeliai Marijai, taip, ir bandžiau tą pasakyti, bet kad šitaip irgi nežinau. Tai tą bandysiu papasakoti ir tai nėra, kad dabar vieni galvokim vienaip ar kitaip, ar visi galvokim vienodai, bet tiesiog pažiūrėkime, jeigu mes esame liuteronų bažnyčios nariai arba kas nors ne liuteronų bažnyčios, galvoja, ką liuteronai tiki, tai pakviečiau pažiūrėti, ar yra skirtumas tarp užrašytos mūsų tradicijos, tai reiškia tikėjimo išpažinimo,
ir tos gyvosios, kurioje mes gyvename. Taip kvieščiau tiesiog pagalvoti pačių gyvenime nuo mažens iki dabar, ar yra mergelė Marija, pavyzdžiui, paveiksluose, mene, gyvenime, gal kreipiny užtarimo, gal patirty su draugais ir draugiam matant, aišku, Lietuvoje gyvenant, sako Marijos žemė. Kaip pačių pajautime, kai vyksta pamaldos, pavyzdžiui, kitą sekmadienį bus kaip tik sveika malonėmis apdovanotai. Kaip mums tai, ką mums tai sako? Ir ką mums sako vienas ar kitas, tikėjimas apie mergelę. Viskas, kas liuteronų knygose yra parašyta tam, kad pasakytų apie Jėzų. Jeigu kalba ką nors apie Mariją, mūsų žvilgsnis turi būti, ką man tai sako apie Jėzų. Tiek mums rūpi. Viskas, kas yra Biblijoje, tai pilna, pakankama, ką mums reikia žinoti apie išganymą, tai yra ta gerąją naujieną apie mūsų amžinąjį gyvenimą, apie mūsų atpirkimą. Tai dabar Biblija. Gal į Bibliją yra gerai žiūrėti pagal liturginį kalendorių, pagal bažnyčios tuos metus, kur nuo amžių jinai ir gyvena. Ir atrodytų gal gruodis, kalėdos, nes jau kur kalėdose Marija bent jau antraeilį vaidmenį tikrai suvaidina. Liuteronų tradicijoje dažniausiai tai būna prie eglutės eilutė, giesmė. Jeigu vaidinimai turbūt dažniau darželį mokyklai, bet jeigu jau koks vaidinimas vis tiek kur nors, tai kažkur jau mes matysim mergelę Mariją. Galų gale pamatysim prakartėlį, o jau Vilniaus bažnyčiai ištisus metus, kaip vienas katalikų kunigas sakė, pas jūs nėra tabernakulio, reiškia, kur švenčiausias sakramentas saugomas, bet žiūrėk, visada Marija su kūdikiu, jūs visada turite tabernakulį. Gruodis, kalėdos, Marija ir kaip ir pamiršom. Bet norėtųsi pradėti nuo apreiškimo Marijai, nuo kovo 25-osios, kuri vadinasi graikiškai evangelizmos, tai reiškia Evangelijos šventė, kai kur bažnytinių metų pradžia, jeigu norime gražių dalykų, kam gražus, kam negražus, man gražus, ieškoti, kad ta kovo 25-oji laikoma pasaulio sutvėrimo diena, apreiškimo Marijai diena, Kristaus nukryžiavimo diena. Reiškia, turim sutvėrimą, atpirkimą, pašventinimą. Angelas apreiškia mergeliai, mergelė sako, tebūnie man, kaip tu pasakėjai, ir žodis tapo kūnu. Štai tokia didelė diena. Jeigu jinai ne sekmadienį, tai čia jau nuo kunigo greičiausiai priklauso, ar jis kels tą šventę, atsimins sekmadienį, ar jis ims, kad pavyzdžiui, kuris ten sekmadienis gavėniuose eina. Arba abu ir sujungs iš tikrųjų. Pas mus pamaldos nevyksta kiekvieną dieną, todėl jeigu sekmadienį arba Vilniaus atveju dar trečiadienį ir atšvenčiame. Štai, tai čia jau matom angelo apreiškimas mergeliai, kur nėra bevardžių žmonių ir būtybių. Angelas Gabrielius, sužadėtinis Juozapas, mergelė Marija, Marija skuba pas giminaitę Elzbietą. Tada jau mes matome gruodį, ko mes nešvenčiam, gruodžio 8 švenčia katalikai. Mergelės Marijos nekaltas pradėjimas, nes mergelės gimtadienis laikomas rugsėjo 8, kai Šiluvoj vyksta atlaidai. 9 mėnesiai nuo gruodžio iki rugsėjo ta šventė. Ir kažkaip, kad daug jinai būtų pas mus, kur įrašyta, dabar tai tikrai nėra, bet pasirodo, Liuteris tuo tikėjo. Be jokių nagrinėjimų, be dogmų, be doktrinų. Jam buvo aišku, kad jeigu šventoji dvasia tave pridengs savo šešėliu, Jėzus, jeigu įsikūnija tavyje, taip tu esi apvalyta. Tai nereiškia, kad jinai yra nereikalinga išganytojo, nes ji pati gieda. Mano siela džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. O Elzbieta išpažįsta, štai mano viešpaties motina aplanko mane. Kreipiu į tai, kad ką šventas raštas mums sako. Bet šitos šventės liturginės nėra. Tai nebūtų biblinė šventė. Pagalvojus, konfirmacija nėra biblinė šventė, bet yra ir bažnyčios mokymas. Apie tai nekalbama mūsų išpažinimo raštuose tiesiogiai. Jeigu sutarėme dėl tų dalykų, mes jų ir nepabrėžiame Santarvės knygoje, kuri jau suformuluota. Jau Liuteris miręs 46, o Martinas Chemnicas, tas antrasis Martynas liuteronų, didysis sergėtojas mūsų tikybos, kad būtų sudėtas į vieną ir vieningai visų liuteronų pasirašytas Santarvės knygoje. Ir lotynų kalba jinai išleista, ir vokiečių. Tada, aišku, Kalėdos, kūčios ir Kalėdos yra viena šventė, Kristaus gimimo šventė. Vasaris, Jėzaus pašventimas ir Marijos įvedybos,
Kai kur dar tik tada eglutės nupuošia, tai ta šventė yra pas mus, yra ir giesmės, yra įrašyta, yra skyrelis giesminė. Kovo turime šventą Juozapą Jėzaus globėją, kurio nei vieno žodžio nėra šventam rašte, paties pasakyto. Tada yra apreiškimas Marijai kovo 25. Liepa Marijos apsilankimas. Kai buvo pašventintas Liuteronų sodas, buvo ta Liepos 2. Tai yra Marijos apsilankimo pas Elzbietą diena ir vėl yra Kristaus išpažinimas. Rugpjūtis, rugpjūčio 15. Ką vadina Romos katalikai žolinė, mes vadinam Mariją Dievo gimdytoją. Štai tada man visi priekaištai. Kam mes grįžtame į senovę, mes juk einam pirmin, galvo kur ir kam imti. Aš galvoju vėl, Dievo žodis, naujų skyrių neatsiranda per metus, bet kiekvieną kartą, kai skelbiamas jis yra naujas, tas giedokite viešpačiui naują giesmę. Kiekvieną kartą, kai gieda tikinti širdis, tai yra ta nauja giesmė. Ką mes švenčiame? Katalikai švenčia mergelės Marijos kūnų paėmimą į dangų. Jei kam nors atrodytų pikta tuo tikėti, galima prisiminti Eliją, kūnų paimta į dangų. Bet apie Eliją parašyta šventam rašte, apie Mariją ne. Todėl liuteronai ir neaiškina, nežinome, bet labai galime tikėti. Ortodoksai švenčia Marijos užmigimą, dormicijo lotyniškai. Užmiega, miršta Marija. Ta diena yra minima jos mirtis. Liuteronai švenčia Teotokos graikiškai. Dievo gimdytoja, paprasčiau sakyti, Dievo motina. Čia yra tikėjimo išpažinimas vėl ne apie Mariją, o apie Jėzų. Ar Marija pagimdė žmogų, ar Dievą. Čia buvo esmė 4-5 amžiaus teologinių disputų, ginčų ir erezijų. Kas netikėjo tuo. Marija būk tai pagimdė, kai pagimdė Kristus buvo tik žmogus, nebuvo Dievas. Ne, Kristus, Dievas ir žmogus, iš to išpažinimai, vienos prigimties su tėvu, 2 prigimtys, vienas asmuo ir tada 3 asmenys, trejybė. Šita šventė liuteronų yra tam, kad išpažintume, kad Kristus, Dievas ir žmogus. Įsikūnija Dievas tam, kad mus atpirktų. Tai va ta šventė mums rugpjūčio 15 yra tokia. Dabar pasidalinsiu tuo šalia čia ką apie šventą raštą, įspūdžiais iš Estijos, iš kurios vienos iš bažnyčių viršelį ir pasirinkau. Čia yra altorius saloje, Naisar sala, ten yra mergelės Marijos koplyčia ir ten yra altorius. Kai eini į bažnyčią, man labai simboliškai, jis yra užvertas, žinot, kur užsiveria taip altoriai ir atidarai. Arkangelas Gabrielius, Arkangelas Mykolas ir mergelė su kūdikiu ir ten matom iš salos medis ir gyvybė ir dangus ir amžinybė. Ir mes tada ir buvome, kai buvo artimiausias sekmadienis prie rugpjūčio 15-osios. Estų kalboje tai vadinasi rugių Marija arba rugiagėlių. Jų yra nacionalinė gėlė rugiagėlė, tai Marijos yra mėlyna spalva. Labai labai gražu, bet simboliška man tai, kad kai ateini yra uždaryta. Ir tu galvoji, štai bažnyčia, altorius, gyvybės medis ir atidaro. Man kažkas panašaus su Marija yra liuteronų bažnyčia. Ji yra kažkur kaip ir pridengta, bet man yra svarbu, kiek mums patiems yra kaip žmonėms, kiek pridengta, kad net negali pagalvoti, nes per baisu, nes nežinai, ką galvoti. Iš tikrųjų, turėjo vaikų, neturėjo, kurią čia šventę švęsti, ar čia yra katalikiškai ir panašiai. Tai taip norės tokio po truputėlį atrasti, bet ne kaip man atrodo, bet iš tikrųjų, ką mes tikime ir ką mes giedame ir ką išpažįstame. Tai vat, Estijos šitą ir jie vadina taip, ten yra kas? Yra sekuliari šalis, yra vis tiek dauguma liuteronų ir ortodoksų, katalikiškos įtakos nėra. Jie vadina Estiją Marijos žemę, Marjama. Man asmeniškai, Estija ir yra ta liuteroniška Marijos žemė. 22 bažnyčios, įskaitant katedrą Talino su arkivyskupu liuteronu, vadinamos Marijos vardu. Kad labai daug būtų pabrėžiama, nagrinėjama, nėra. Bet Marija yra. Taip kaip, man atrodo, jinai taip ir turėtų būti. Taip kaip šventam rašte. Ir tai yra dermei su giesmėm, su tikėjimu išpažinimu, gimė iš mergelės Marijos kiekvienas pamaldas. Ir taip pat ir nikėjiškam išpažinime, taip pat atanaziškam, kuris yra 500 su viršum žodžių ir sakom vieną kartą per metus. Kai rašėm, pažiūrėjau, beveik 6 minutės trunka, kol pasakai visi kartu parapiją. Tai visuose yra tas pats kalbama apie Kristų, bet Estijoje liuteroniškai man tas yra kažkaip nepamesta, nes nereikėjo turbūt gintis, kad mes šiek tiek kitokie, mes mažesni, mes nedarom taip kaip anie.
Ir tada lieka tas toks kaip grynesnis supratimas. Ir negana to dar užvažiavom kitą dieną, šeštadienis, Estija ruošiasi teze susitikimui naujų metų. Jaunimas gali dalyvauti teze naujų metų šventime. Ir jie daro tokius vis susitikimus su teze giesmėm. Mes to visai nežinom ir vis tiek darom vieną trečiadienį per mėnesį su teze giesmėm, kažkaip esam vienybėj. Žiūrim, tokia parapija kaimo, jinai vadinosi Švento Mykolo. Ten kviečia diakonas, kad, reiškia, kas gali šeštadienio vakare atvažiuokit ir mes nuvažiuosim, mes tezę galim pagėdoti. Buvo diakonas, buvo dar vienas parapijietis, pasimeldėm, pagėdojom ir jie ten žvakelių prisidegė ir tada jie sako, o mes kai baigiam šitos susitikimus, mes sugalbom 3 Sveika Marija, garbė Dievui, čia liuteronų kunigas, garbė Dievui tėvui ir tada einam namo. Ar nesunku patikėti? Tai yra liuteronų bažnyčia. Aš jau atėjau iki rugpjūčio. Ateisiu iki rugsėjo 8, kas yra mūsų senosiose gotiškose Biblijose Kuršaičio vertimo, yra rugsėjo 8 įrašyta Marijos gimimo diena. Jinai įrašyta ir vis daugiau žmonių pasaulyje, liuteronų, teologų, tų, kurie tiki, kad Biblija yra Dievo žodis, konfesinių liuteronų, vis labiau atranda šitą šventę ir sako, gaila, kad mes ją praradome, kas norime, tas, reiškia, vis dėlto prisiminkime. Ir rugsėjo 8 Liuteris atvažiavo į mūsų kiemą, šiaip visai, jis turėjo atvažiuoti 7, atvažiavo 8. Visai smagu. Ir Liuterį minint, mūsų tvirčiausia apsaugos pilis yra mums viešpats Dievas, yra pagal 46 psalmę. Ir ten yra apie miestą, kad Dievas mieste, jis nebus sunaikintas, Dievas jame, jis nebus sunaikintas. Miestas nemažai kur kalbų yra moteriškos giminės, kaip ir kryžius, tai yra ji daugelio žmonių sąmonėje. Kryžius yra moteriška giminė, miestas yra moteriška giminė, joje ji nebus sunaikinta. Žinoma, kad yra kai kuriem krikščionim proga pasakyti, žiūrėk, čia tas miestas, kuris nešioja kūdikį, tas nebus sunaikintas. Ir taip pat bažnyčia. Tai yra vėl daugiau prasmių, ne tik, kad konkrečiai, pavyzdžiui, ar velnio, ar pasaulio puolimas. Nesunaikintas bus tas miestas. Kaip nebuvo sunaikinta ir kaip nesunaikintas įsikūnija žodis mergelės Marijos įsčiose. Visi šventieji. Visi šventieji, atskira tema gali būti atskiras laivas su visais šventaisiais, bet kalbant apie visus šventuosius, mūsų išpažinimo raštai sako, kad šventieji ir žinoma mergelė Marija yra danguje ir mus užtarė. Būna labai nemažai žmonių, visam amžiui einančių į bažnyčią, tikinčių, perskaičiusių šventą raštą ir jie klausia, kaip tai mus užtarė, nes yra Dievo artume siela. Ji ir užtarė, tai nereiškia, kad mes prašome. Ta prasme, aš kalbu teologiškai, kaip turi būti konfesiškai, liuteroniškai. Pas mus yra taip, kad mes Dievo visko prašome ir su visais angelais ir šventaisiais ir visa bendruomenė, kaip ir šiandien pamaldose giedodami šventas, mes bendraujame būtent kreipdamiesi į Dievą kartu su jais visais. Čia mūsų bendravimas. Šventieji jau žmonių tikėjimai krikščionių yra, kad mūsų mirusieji, sako, štai dabar mirė, tai turėsi dar vieną užtarėją danguje. Ir dabar turbūt ateina laikas mums ir pagėdoti. Dažniausiai tie giesminukai būna juodi, bet čia aplenktas baltai. Čia vadinamas gotiškas giesmynas, arba kitas jo vardas lietuvininkų giesmynas, arba siaurikės, štai į Delmoną Klaipėdos kraštai tinka. Tas giesmynas yra toks, kad aš augau Tauragėj ir kai 95 metais buvau 12 klasėje, mirė mano prosenelė Šilutės krašte Degučių kaime, mes laidotuvėse giedom iš jo. Tauragės parapijai būdavo taip, kai eidavau į bažnyčią. Vienoje pusėje būdavo numeriai Kalvano vadinamo giesminuko, giesmių ir maldų knygelė, kitoj siaurikių numeriai. Ir kas iš kokios nori iš tos gieda nesutampa, čia daug daugiau posmelių, čia daug daugiau giesmių, bet parinkdavo, kad sutampa. Sakau, kad jis man dar yra ir iš vaikystės savas. Čia ne muziejinis man eksponatas, jis yra toks sugiedotas. Ir bandykim pagėdoti, aš parinkau giesmes tas, kurias mes žinome. Išganytojų tautų. Čia yra Liuterio sukurta giesmė pagal Švento Ambraziejaus iš 4 amžiaus ir 12 amžiaus melodiją. Mes ją giedam 5 numeriu savo giesmynę, šiuolaikiniam dabartiniam, o siaurikėse yra 2. Ateik atpirktojau žmonių.
tai ir siejasi su tuo, ką apie Liuterį, kad bet čystums jos kūno čėlas ir paskui išeiti iš vietelės savo, iš mergos čysčiausio kūno. Tai va čia tas klausimas, kurį kunigas Remigijus Šemeklis ar prieš metus, ar prieš 2 parašė, kad liuteronai turbūt nustebtų, kad mūsų santarvės knygoje pasakyta, Marija pagimdo viešpatį, bet lieka mergelė. Kai mes sakom, gimė iš mergelės Marijos, tai čia ne koks dokumentavimas ar išrašas, kad buvo. Pabrėžimas tos mergystės yra tam, kad pranašystė išsipildo. Štai mergelė nešios įsčios ir pagimdys išganytoją. Izaijas sako, ir štai mergelė pagimdo išganytoją. Dėl to dar lyg dauguma būtų sutikę. Iki pat gal tie, kas tiki. Nes netiki apskritai gimimu iš mergelės. Ne tai, kad liko mergelė, bet apskritai netiki trejybę. Čia tik taip parašyta. Bet tie, kurie tikintys aiškino Biblijos šviesoji visą tai, broliai, seserys. Turbūt nemažai žmonių gyvena apskritai, ne tai, kad nesusimastydami, bet aš turiu meni ne katalikai, ne ortodoksai, bet liuteronai ir kiti protestantai. Galvoju, kas žino, gal buvo brolių seserų, gal nebuvo, koks skirtumas žmonės galvoja. Pagalvojus, koks skirtumas yra toks. Kiek mes liekam ištikimi šventajam raštui, va visas ir skirtumas. Ne dėl to, ar turėjo brolių ar seserų, ne dėl to, kad mergystė būtų vertingiau negu šeimos gyvenimas, tikrai jau ne Liuteris tą sakė. Liuteris sakė, kiekvienas pašaukimas šventas, tas, kuris pasitarnauja tavo artimui, pavyzdžiui, kaip ir kareivio, dėl to, kad tu artimui pasitarnauji. Tada raštas, tada Liuteris sako, nes jau 3 amžiui buvo toks Helvidijus, kuris sakė, 3 ar 4, kad ne, jau ir neliko mergelio, o paskui tai jau tikrai ne, nes turėjo su Juozapu, nes parašyta, jis negyveno su juo kaip vyras iki gimstant Jėzui. Ir Liuteris sako, neišmano kalbos struktūros, neišmano idiomų, nei skaito, nei kai skaito supranta, supras tie, kurie tai paaiškina. Liuteris sako žodį pliurpalai ant tų, kurie sako, kad tai įrodo, kad turėjo. Tai sako, tai faraonas netikėjo Dievu iki nenuskendo jūrai, negi po to tikėjo. Mikalė, Sauliaus duktė, nesusilaukė vaikų iki mirties. O tai tas toks. Arba, jei kas sutinka, kad neparašyta šventam rašte ir nesvarstykim, nežinom. Jeigu broliai reiškia pusbroliai, kas greičiausiai reiškia, iš vienos ar iš kitos pusės vadina broliais. Jis taip sako. Ką tai keičia ir kaip galvoti? Reiškia, iki neturėjo, paskui rašo, kad turi brolių ir tada, žiūrėk, pasakyta, kiekvienas, kas klauso Dievo žodžio, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina, žodžiu, ir nesureikšmina. Ir tada, o tai tada, kas klauso labiausiai Dievo žodžio? Arba, kur moteris, kuri turbūt ir norėtų tokio sūnaus kaip Jėzus iš Evangelijos sako, palaimintos įsčios, kurios tave nešio ir krūtis, kurias tu žindai. Tokį sūnų užaugino, jai turbūt yra taip aiškinama, kad pati norėtų tokį sūnų, kas nenorėtų sūnaus, kuris išpildo tobulai 4 Dievo įsakymą, gerb tėvą ir motiną. Ir mes tada sakom, bet dar labiau palaiminti tie, kurie klauso, bet sako, kad geriau taip yra sakyti, verčiau sakytum, kokie palaiminti tie, kurie klauso Dievo žodžio ir jo laikosi. Ir net jei sakytume, bet dar labiau palaiminti tie, tikrai, nieks daugiau Dievo žodžio nesiklausė ir neįvykdė ir net kūniškai neišpildė kaip mergelė Marija. Tinka abiem atvejais, ta prasme tai nėra motinos pažeminimas. Tada, kai Jėzus sako, ką manęs ieškojote 12 metų, aš turėjau būti tėvo reikalose vėl. Čia yra tėvų gerbimas, bet nebūtinai klausimas. Dievo klausyti labiau negu žmonių. Tie tokie išaiškinimai. Tai va, Liuteris tada sako, ir jis sako, neverta nei sukti galvos dėl tų, kurie nesupranta, ką skaito, net jei skaito, o sakė, dar tiek ir te skaito. Tai va, kaip su tuo konfliktu, tokiu, kad žiūrėk, sako, iki, paskui lyg taip. Ir tada mes dar turim patį vėl šventą raštą, kur jeigu imsime, pavyzdžiui, Jokūbas, tas Jeruzalės vyskupas, tai apie jo motiną rašo, kad jinai buvo tarp tų moterų, kuris stovėjo, žiūrėjo nuo tolo. Apie Mariją rašo Marija, jo motina ir Jonas. Štai tavo motina. Jėzus, kuris atėjo išpildyti įstatymą, o ne jį panaikinti. Įstatymas buvo toks. Vyriausias sūnus paima motiną, jeigu tėvas miręs. Jeigu vyriausias sūnus miršta, ima sekantis brolis. Kai yra
dar 3 bent broliai. Čia yra Jonui. Ir Jonas pasėmė ją pas save į savo namus. Čia yra daug vaikų. Gerai sakys, buvo neatsivertę dar, juk sakė, jo broliai jo netikėjo. Bet atėjo laikas, kai atsivertė ir tapo Jeruzalės vyskupu. Ir vis tiek nepasėmė motinos pas save. Raštas labai daug taip pat tyli. Ta prasme, kad tie, kurie tvirtina, remdamiesi švento rašto eilutę, matydami jas kitaip negu Liuteris, ten irgi raštas nerašo. Nerašo, ar turėjo, ar neturėjo, jeigu jau nori taip. Neįrodo tai labiau. Labiau įrodymas tada jau yra, kad neturėjo, jeigu norime labai stipriai įrodinėti. Dabar, ką mes sakome, kai gimė iš mergelės Marijos, tai mes turime omeny ne kad buvo mergelė, bet kad yra mergelė. Ir prilyginama taip pat ir šventojo rašto žodžiai, pavyzdžiui, iš Ezekielio, šitie vartai skirti tik karaliui ir niekam jie nebus daugiau atverti. Arba prilyginama Marija sandoros skryniai, šventų švenčiausiai. Ta prasme, kad šventykla niekada netampa nešventykla, šventykla pašvesta Dievui. Jeigu įvyksta kitaip, nebėra tikinčiųjų arba kažkas taip, tai yra tragedija. Bet jinai vis tiek yra, mes žinom, kad tai šventykla kaip ir komunijos taurė, visada yra komunijos taurė. Kad ir gerus gėrimus į ją pilsime, kavą, pieną, mes taip tiesiog nedarome. Taip yra laikomasi tų, kurie tą išpažįsta, bet sakau, čia galim ir taip, labiausiai vis dėlto šventas raštas. Ir kas dar žiūrime, kas tai paaiškino? Visi, iki kokius 200 metų atgal. Ta prasme, šitoj teologų yra Liuteris, Kalvinas, Cvinglis, Veslis, daug vėliau gyvenęs neįgimas toksai ir sakymas visiškai neseniai. Dar jis yra susijęs ir su tokia, nežinau kiek tiesiogiai, su komunijos tokiu supratimu kaip funkcionalumo tarp tų pačių liuteronų, kurie tiki, kad čia tikras Kristaus kūnas ir kraujas, bet kažkaip, kai yra tokių taip praktikuojančių, kad dabar, kai baigėsi komunija, čia nebėra kūnas ir kraujas nors pašventinta. Katalikai deda į tabernakulį, liuteronai suvartoja. O tie, kurie ne, kaip ir yra tokių besilaikančių, kad čia funkcionali komunijos paskirtis, tai ir Marijos tokia. Tam, kad pagimdyt, paskui nebe mergelė. Komunija dabar ką tik buvo šventa, šventų švenčiausioji, dabar jau nebe. Tas yra toksai manimas, kad tiek, kiek žmogaus išganimui. Tai mes tikrai esam laisvi rinktis. Ta tokia numatytoji pozicija, tas, kas vadinasi, ar technikai, default, tokia nustatytoji pozicija. Tai va tas pastovus liuteroniškas yra, kad mergelė. Žinoma, giesmė vėl, jinai yra 5, pas mus giesmynė 58. Sūnus tikrasis Dievo dabar jinai vadinasi, tai yra prieš 500 metų sukurta pirmosios ir garsiausios liuteronų poetės Elizabeth Kruciger. Prieš 500 metų ir vienintelė moteris, kuri kartu su bendrautoriais vyrais yra giesmių kūrėja, pirmųjų tų giesmynų, ką šiemet 500 metų minim ir mes melodiją turėtume žinoti. Pirmus 2 pabandykim. Bus 26 giesmė, kurios mes negėdosime, nes nemokėsime nei vienas. Juolab senovišku raštu, jinai nėra mūsų dar sugrąžinta į giesmyną, jinai yra Liuterio giesmė apie Kalėdas. Galėsit parsinešti namo, jei bus įdomu panagrinėti, nes ta giesmė ilgą laiką buvo pagrindinė liuteroniška kalėdinė giesmė. Neturim dar, bet gal turėsim. Ta prasme, gal grįš į mūsų giesminukus, nes tikrai mūsų giesminė 580, čia 700 su viršum ir čia dar juk yra naujų, ne visos iš čia. Čia naujai sukurtų yra. Tai dar bus ką veikti, bet taip norėjusi ją tiesiog paimti, jinai yra taip pat iš tų tokių. O dabar kas apie Liuterį. Aš žinau, kad jis yra sakęs, kaip ir ar kalbėti sveika Marija liuteronams. Čia eina vis gerin popietė. Aš galvau, kad Liuteris sakė maždaug, ką jis dažnai sakė, jeigu tai nėra
esminis klausimas ir nebus erezija. Jisai sakė, gali kalbėti nesilpnos sąžinės žmonės. Reiškia, tie, kurie nenuvairuos ten, kur nereikia. Suprask, Kristus toks griežtesnis teisėjas, o Marija geresnė, ji labiau išklausys, arba kažkoks toks kaip liaudiškas, bėgsiu prie motinos. Tokiem sakė, kaip tik negalima. Tiem, kurie labiausiai linktų kalbėti rožinį. Ir dar rožinis tuo metu buvo ne tas, kas dabar. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus. Ir nebuvo dar tuo laiku tos antros dalies šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar mūsų mirties valanda. Liuteronai jokių vilčių neturėtų sudėti į nieką kitą kaip į Jėzų Kristų. Mes ir giedam, jis tarpininkas mūsų. Jis yra tas tarpininkas, su kuriuo mes vienybėj ir su mergele Marija. Bet pasirodo, Liuteris 22 metais išleido giesmyną, tai atsimenam, 17 yra reformacija, čia dar praėjo 5 metai, 24 išleis giesmynus, labai daug giesmių sukūręs, tada bus 29 bus 2 katekizmai, Augsburgo išpažinimas, paskui tas pats laikas tvirčiausia apsaugos pilis, čia vyksta tuo pačiu metu marai, tuo pačiu metu per marus sugrąžinama komunija žmonėms, 2 pavydalais labai daug visko vyksta, bet ta maldų knygelė 22 perleidžiama ir, pavyzdžiui, 38 jau ir tebėra apie Ave Mariją. Man atrodo, vis dėlto tai buvo kalbama labiau lotyniškai. Ir jisai sakė, kad tai nėra malda. Kaip ir nėra pirmi kreipiniai Tėve mūsų nėra malda, o tai yra Dievo garbinimas. Na, labai tikrai sunku suvokti ir turbūt asmeninio pamaldumo reikalai, kad kai sakai sveika Marija, tu garbini Dievą. Bet Liuteris sakė, mes tą, kai sakome, jis neragino. Ir sakė, uždrausti tiem, kurie net ten vairuos. Tai supras, tik liuteronai ir gali kalbėti, turbūt nei vienas Lietuvoje to negirdėjęs, nes tada supras, kad garbina Dievą, supras, ką kalba, kad kalba išpažinimą ir tai bus taip pat, tai meditacija. Meditacija ne jokia kita prasme, kaip tik Dievo žodžio apmąstymas. Liuteroniškai, kaip pasako, meditacija yra paprastas, žmogiškas Dievo žodžio apmąstymas, vis permastai dienos eigoj tai, ką perskaitai. Taip ir šitas yra meditacija ir tas toks, kad mūsų būtų sielų ilgesys, kad visi tą suprastų, išpažintų. Ar ne to mes ir norim, kad žmonės pažintų Kristų. Tai čia jokios nei prievolės, kaip ryto vakaro malda jau toks rekomenduojama. Pagal Liuterį ryto vakaro malda turi būti tokia. Persižegnojau, tikiu Dievą Tėvą, Tėve mūsų, tada dėkoju tau, mano dangiškasis Tėve, jeigu ryte, kad naktį apsaugoji, jeigu vakare apsaugok šią naktį, atleisk nuodėmes, pagėdo giesmelę, eik ramia širdim ryte dirbti, vakare ilsėtis. Šitas yra toks asmeniniam gyvenimui, bet maldynė, liuteroniška maldynė. Tai tą aš nustebau, nes kažkaip nebūdavo dar tų šaltinių, tikrai yra pagyvėjęs tas susidomėjimas savo šaknimis visam pasauliu ir labai panašiai. Jei tik pajudini reformaciją, pajudini iškart Mariją, pajudini išpažinti asmeninę, kad ir kokioj šaly, kokioj tautoj, kokioj tradicijoje, ar bus mažumoj kaip mes, kurie žiūrime, kas mes iš tiesų, pavyzdžiui, liuteronai nesižegnoja. Katekizmą skaitom, ryto metą atsikėlęs persižegnok šventų kryžiumi. Prisiminamas krikštą, esu krikštytas vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai apie Liuterį tas buvo atradimas, bet jis niekam nėra privalomas, bet jei kas nors sakys Liuteris, tie, kas nemėgsta Liuterio, kad jis per daug neprotestantiškas, tai sako, žiūrėk, popiežius tik tai 19 amžiui vieną dogmą apie Mariją paskelbė, 20 kitą, tai reiškia apie nekaltai pradėjimą 185 maždaug, apie dangų ėmimą 195. Tai, o Liuteris jau 400 metų atgal jau tos niekus šnekėjo, suprask, jis dar ir už popiežius katalikų blogesnis tiem, kam jie yra blogi. Bet reikia žiūrėti, kodėl jis tą sako, ką sako. Kita vertus, mūsų santarvės knygoje, kai yra įrašyti dalykai, vis dėlto kai kurie kunigai atkreipia dėmesį, palauk, bet ji tai nebuvo kontroversija ir vis dėlto tai yra pabrėžiama, vis dėlto tai kaip ir iš naujo tas visuotinės bažnyčios teiginys, postulatas yra paskelbtas. Tai va tas yra visų vieningai pasirašyta. Niekas neatmesta, nieko privalomai daugiau daryti negu šventam rašte nereikia. Giesmės, tą, ką mes giedojom, jos pas mus jau šiek tiek kitokio yra atspalvio. Originaluose tai yra ir mūsų reformacijos tėvų kurtose giesmėse apie mergelę Mariją. Taip pagalvoja, Ieva ir buvo skurta be nuodėmės. Ir kai sakom Ave, kiti suveda Eva atgal, dirbant su giesmėmis, su vertimais, aš tiesiog žiūriu,
verčiu giesmę ir galvoju, o kur jau mes čia dabar keliaujame, reikia pasitikrinti, reikia teologiškai pasitikrinti, viskas teisingai atrodo, bet ar tikrai? Ir tada proga pasidomėti, nes giesmės patiems reformacijos žmonėms ir mums mes tiesiog išgiedame, įgiedame į savo širdis ir protus doktriną. Darba tas, jei prie sandoros skrynios tu prisiliesi, mirsi, atsimena, mirė kiti, kur prisilietė netyčiom. Kaip Juozapas pamaldų žydas liesis prie mergelį. Ne ta prasme, kad negalima, tai santuoka Dievo sukurta, bet čia ne ta prasme, tu supranti, kam jinai pašvesta, dar tas aiškinimas. Kad jeigu jau Dievo pašvesta tam, dar yra netgi tas toks, liuteronai tikrai taip neaiškina, bet atkreipia dėmesį. Susižadėjusi mergelė, angelui sako, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Na, bet kuris susižadėjusi moteris, na, tikrai atrodo natūraliai neklausiu, suprantu, susituoksi, turėsi vaikų, tavo vaikas bus ypatingas. Kažką taip nori pasakyti, kitos tradicijos eina toliau, kad ji nuo mažens buvo pašvesta. Marija nuo mažens buvo pašvesta šventykloje, buvo pašvesta Dievui. Kur tai matyta, kad santuokai vyras su žmona negyventų kaip vyras su žmona? Kur matyta? Pas Paulių laiškuose. Gerai daro tas, kas savoje mergaitę išsaugo. Rūpinasi viešpaties reikalais. Jinai lyg nesusituokusi gyvena. Kas daugiau viešpaties reikalais rūpinosi negu Marija? Tai jau pagalvoju. Dar yra toks aspektas, kuris teologijos knygose gal nėra išdėstytas, bet yra išdėstytas pamoksluose, raštuose, pavyzdžiui, Liuterio. Liuterio sakinys, argi jos siela nėra nuostabi. Ir aš galvoju, galim įsivaizduoti patį nuostabiausią žmogų, kokį pažįstam, pavyzdžiui, ar vaiką, ar vyrą, ar moterį, kur pats geriausias, na pats nuostabiausias, arba istorinė, arba išgalvota. O jinai dar nuostabesnė. Ta prasme, ir koks turėjo būti ryšys su Jėzum, kuris, pavyzdžiui, visada jis buvo jiems klusnus. Dėl to turbūt tie ir paveiksliukai tokie atsiranda, nebeina, kaip kitaip žmogus nemoka išreikšti, protas nesuvokia to. Jau mes, žemiški žmonės, mokam jau gražiai kažkaip vis tiek vienas kitam, bent kai kuriems nusišypsoti ir mums. O ten kažkas va tokio, tas ilgesys, kaip būtent šita mergelė turėjo Dievo laukti. Nes laukia visa žydų tauta. Išrinktoji tauta dabar ir mes esame tie, kurie krikšte. Bet Ieva laukė, Ieva kai pagimdė pirmagimį, sakė, Dievo padedama gavau berniuką, ar tai vyrą, kaip vertimas reiškia. Jinai tikėjo, kad čia bus išganytojas, juk buvo pasakyta, tavo einyje sutrins gyvatė į galvą. Ir dar tas pirmagimis. Štai sako, parašyta, Marija pagimdė savo pirmgimį sūnų su vystė vystiklais, neparašyta viengimį, parašyta pirmgimį. Dabar kaip gyvenime vyksta, kai gimsta pirmas vaikas. Tai ir sako pirmagimis, nežinai, ar bus daugiau vaikų. Jis, jeigu ir viengimis yra pirmagimis, tiesiog tai nepaneigia. Giesmę tik pajudink kurią nors. Per vertimus eisim tada prie originalo, o originalas iš kur irgi ėmė, kokioj įtakoj tos giesmės ir viena kitą papildančios. Aš dėl to jų nedaug ir ėmiau, nes jeigu tik tai paėmė, geriau sakyti pirmus du posmelius ir nesigilinti, o tik pradėti gilintis, tai kaip, tada gausi gilintis, jau nebeis. Ta darom gyvenime, bet dabar šitam kartui tiek. Ir apie giesmės kalbėjau, kad tu gėdi, bet va kai gėdi, ar tiki tuo? Esam pastebėję, kad apsireiškimai, kokiai konfesijai, kokiai denominacijai jie bevyktų, jie labai atitinka tos bažnyčios doktriną. Jeigu katalikui, tai labai katalikiškai apsireiškia. Jeigu evangelikui būna ir taip, mato, taigi, pranašystės ar regėjimus. Liuteronam, nežinau, fiksuoto paskutinio kokio atvejo, kad iš viskas nors būtų apsireiškęs, arba liuterono tą laikyseną, jeigu aš negaliu kitam parodyti, aš turbūt patylėsiu. Ir visada liuteronas žiūri į apreiškimą, turėtų žiūrėti vėl tai. Ką tai duoda prie šventojo rašto. Pirma, šventas raštas yra visiškai pakankamas, tai yra Biblija, tai yra šventasis raštas, tai yra Dievo žodis. Tai vad bendras mums visiems, kokia yra žinia. Ir jeigu tau kažkas rodo ir nenukreipia nuo šventojo rašto, žinios ir praktikos ir visko, turėtum prisiduoti iš tikrųjų kunigui su savo apsireiškimu ir įvertinti toj šviesoj. Arba kas nors kalbom kalba, pavyzdžiui. Geriausia pasisakyti kunigui ir kartu vertinti, kas tai yra. Kad būtų ištirta būtent bažnyčios mokymo šviesoje. Ir jeigu tai yra tavo kelias, tai nebūtinai rekomendacija kitiem tuo sekti. Liuteronas žiūri ir sako, tai nėra būtina ir tai nėra doktrina. Tai va taip liuteronai žiūri, bet kita vertus, mes priešiškai taip pat nesilaikome. Dabar vis dėlto linkstama jau taip sutarti, kad kaip gerai, kad garbinamas Dievo sūnus. Ir iš vienos ir iš kitos pusės turim stengtis. Bet kad liuteronam aš nežinau, kad būtų dabar apsireiškę ir iš vis kada nors. Tai va.
Bažnyčia gali vadintis Liuterio, gali vadintis Mažvydo, kaip mano gimtoji, gali vadintis Donelaičio, bet jeigu Marijos sakys, ar viskas gerai, kodėl, ką jūs darote. Tai va, tai taip, kaip pagalvoju, tikrai yra tokių ir daug pakreipimų, tarsi pasiteisinami, žiūrėk, sakom, Rygos ir Talino katedros pavadintos, dedikuotos mergeliai Marijai. Tai taip, nes matai, tada buvo ne reformacija, tai paskui tarsi pasiteisinam, kad, nepanaikino, tai buvo. Kodėl turėtume? Sako, liuteronų bažnyčios vadinasi labai dažnai, aišku, Pauliaus, Jono, net Jokūbo, nes net, tai čia toks juokas, nes Liuteris labai daug prie Jokūbo laiško sėdėjo ir jį įveikinėjo taip teologiškai, net Jokūbo, o Marijos negalima. Tai man atrodo, kad galima. Taip. Jeigu taip galvot, taip, Marija taip pat žmogus reikalingas išganimo. Bet vis tiek, juk nevadinsi, tai buvo paprasta moteriškė. O taip yra irgi pasakoma, net norint pažeminti tam tikrą prasme, tarsi atsikeršyti gal kaip ir tam katalikiškam fonui, bet su tokia jau nepagarba. Ar apie savo mamą sakytų moteriškė, ar apie močiutę, ar apie brangų žmogų, arba apie saugusią, pavyzdžiui, savo dukrą. Tokia moteriškė jinai. Ir tada jinai kaip mes. Tai tiesą sakant, tai irgi yra, jau sveikų protų, tai kaip mes. Nei vienas iš mūsų neišnešiojom. Išganytojo. Tai tikrai ne kaip mes, bet žmogus, ne Dievas, ne deivė, ne tarpininkė tarp mūsų ir Kristaus. Tai va. Labai siejasi Marijos įvaizdis su kryžium ir su gyvybės medžiu. Tas ksilion yra graikiškai, nežinau kaip kirčiuojasi tiesą sakant, ar ant ir ant o. Jis reiškia ir medis, ir kryžius. Ir tas pats žodis vartojamas sakyti, pavyzdžiui, gyvybės medžiui rojaus sode, kurį saugo. Tas pats žodis yra kryžiui. Ir sakoma, kad Marija su Jėzum labai persipina įvaizdžiai. Yra ir pas Mažvydą, kad Jėzus rožė, Marija lelyje. Pavyzdžiui, sako, Jėzus yra gyvybės medis. Neabejotinai, kita vertus sako, bet palauk, bet medžio vaisius yra Jėzus. Ir visaip gali pritaikyti daug tų simbolių. Kopėčios, kur ir Marija, tos, reiškia, jungia dangų su žeme per tai, kad ištarė tebūnie, fiat. Mes sakom, tas kopėčios kryžius yra. Ir atlaidai, ko pas mus nėra atlaidų. Liuteroniškas rožinis, bet yra toks daiktas. Gali kokį nori rožančiuką pasiimti. Tai yra garbė Dievui tėvui ir tada tėve mūsų ir kalbėk viešpatie Jėzau Kristau, Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Ir gali kartuoti ir tada baigėsi 10 garbė Dievui tėvui. Va bus liuteroniškas rožinis. Liuteroniškas yra tas skatinimas melsis ant karoliukų, bet jeigu nori. Jeigu galvoji, ką aš čia darau, tai ir nereikia. Kam aš čia kartosiu, sako, nedaug žodžiauk. Daug žodžiavimas ne ta prasme biblinė. Daug žodžiavimas, kai daug skirtingų žodžių pasakai, daug sakinių. Tai tą, ką pasirašė liuteronai, tai niekas ir nepasikeitė švento rašto aiškinime. Bet ne ta vertybė, o ta, kad buvo pranašauta, kad gims iš mergelės išganytojas ir tai įsipildė. Tai va, dėl to mes ir vengiame atimti tą titulą. Nesakom liuteronai natūraliai ir nei niekur. Švenčiausioji nebent gal bus, jeigu dėl poezijos pasakyta. Švenčiausioji tai trejybė. Ir net apie trejybę mes pasakom šventoji trejybė. Bet vis tiek iš tos pagarbos švenčiausiai. Mergelė Marija tiesiog žmogus, kaip Liuteris sakė, negali nesižavėti ir nemylėti išganytojo motiną. Bet ne dėl to, kad jinai, pavyzdžiui, santuokoje negyveno kaip santuokai, ne. Dėl to, kad Dievas pažvelgė į ją. Liuteris jau tas, kuris sakė, kaip tik nesijauskite labai neverti tie, kurie paprastai atrodo šeiminiškai kažkaip. Ir nei vieno, visi pašaukimai Dievo akise brangus yra, nes tu esi sukurtas pagal Dievo paveikslą. O mergelė tai dėl to, kad jinai ta, kuri pasakė, tebūnie man pagal tavo žodį. Mes irgi taip norėtume Dievui sakyti. Nes kitaip atrodo, kaip Marija gali būti pavyzdys, jinai išskirtinė. Bet va to ilgesių, tikėjimų ir palaikymų širdį visų Dievo žodžių. Kas pasakyta Juozapui šventam rašte? Nebijok Marijos.